Pamokysiu, kaip prižiūrėti teisingai savo dviračio grandinę. Tam reikės mums kelių priemonių, kurias norėčiau pristatyti. Tai šiandien naudosime grandinės valiklį. Gali būti sausa dviračio grandinės priemonė, kurios nereikia perskalauti. Visos važiuoklės valiklis, tame tarpe ir grandinės. Ir grandinių plovimui palengvinančios priemonės, tai yra įrengimai tokie. Ir dviračių grandinės tepimui tepalai. Drėgnas, drėgnom oro sąlygom ir sausom oro sąlygom tinkantis tepalas. Dviračių priežiūros priemonės kartu ir įrengimai gerokai palengvina pačią dviračio priežiūrą. Tai galima atlikti netgi namuose, balkone, ten, kur jūs laiko sandėliuojat savo dviratį. Jeigu ir lauke gamtoje kažkur tai atliekat šios plovimo priežiūros reikalus, galit nesigąsdinti, nebijoti, nes priemonės yra biologiškai suyrančios, jeigu ir patenka į gamtą. Senesni, dabar nelabai tinkantis plovimo variantai būdavo, jog naudodavo dizelį, benziną maišytą su žibalą, kuris gerokai kenkia mūsų gamtai ir aplinkai. Tai dviračio grandinės plovimas labai paprastas yra su šiuo aparatu. Tiesiog apatiniai grandinės daly apimame grandinę, kur šepetėliai pagrindė visą laiką plauna, valo grandinės narelius ir purkšdami chemikalą tiesiai ant grandinės, sukdami atgal pedalus. Tokiu būdu grandinė purškiama su chemikalu yra išplaunama. Visas nešvarus chemikalas lieka aparato rezervuaro apačioje, kurį galime išpilti į kriauklį, į tualetą, nuskalauti. Jisai, kaip minėjau, yra ekologiškas ir nekenks aplinkai. Nuplovus ir išdžiūvus grandinį, ją reikia būtinai yra sutepti. Naudosime tepalą, kuris yra skirtas drėgnom oro sąlygom, nes dabar dar truputį sniego lyja, o važiuoti reikia, tai jis neišsiplauna prie drėgnų oro sąlygų. Įsitikiname, kad grandinė yra sausa ir ant apatinės grandinės dalies truputį užtepame alyvos ir perteklių nušluostome šluostę. Dviratis yra suteptas ir paruoštas. Važiavime. Yra ir daugiau dviračių priežiūrai reikalingų priemonių. Jų spektras yra ganėtinai platus, apimantis nuo grandinių ploviklių, tepalų, pavyzdžiui, tiesiog blizgiklių, kūno priežiūrai, šalmo valiklis, gali būti nuriebalintojai, diskinių stabdžių valikliai. Įvairūs rinkiniai, kurie, aišku, apsimokesni yra kainos atžvilgių, su šepečiais, šluostėm, kempinėm, vandeniu išstumti gerą priemonė yra, apsaugo nuo korozijos ir rūdijimo. Tai gerokai palengvina dviračių priežiūrą. Naudokitės.